Sveiki. Šitas specialus Algirdui Toliatui, kunigui Algirdui Toliatui. Aš labai dėkinga už pažintį, buvo labai įdomu ir susipažinti ne pačiomis geriausiamis aplinkybėmis. Na ir norėjau paklausti, tai kokią pagalbą jūs suteikėte žmonėm? Jeigu kunigas yra sielų ganytojas, jūs nepadedate ir man nepadėjote. Ačiū, kad susitikote, ačiū, kad priėmėte, ačiū, kad mane pavalgydinote picą, kur ten liko nuo to vakarėlio. Ačiū labai. Bet, realios pagalbos iš jūsų nebuvo. Nebuvo tikrai, absoliučiai jokios. Tai dabar jūsų yra paskutinis toks, kaip pasakyti, išsigelbėjimas. Jūs privalote išgelbėti ir mane, ir Jevgenijų. Tai jūs esate žandarų kapelionas. Tai labai prašau, čia yra jūsų užduotis. Tai jūs privalote kaip pasakyti, garantuoti saugumą. Mes abu esame Lietuvos piliečiai. Man nesvarbu, kad aš išvykusi, kad aš ten deklaravusi savo išvažiavimą, aš nebegaliu ten būti, nes mano gyvybei grėsia pavojus. Ir labai rimtai, 5 metus, 9 mėnesius. Tai va, prašau, dabar jūs galite visi kunigai susivienyti. Ir jeigu mes būsime gyvi su Jevgeniju, mes turime jūs išgelbėti. Tai koks planas yra? Jeigu rašykite, skleiskite tą žinią per visas bažnyčias ir mes su Jevgeniju, su komanda, kai suformuosim stiprią komandą, tada visi kartu, ten didelė grupė žmonių, atvažiuosim jūs, kaip ten parapijos yra, jūs tada prikvieskite žmonių, mes atvažiuosime dabar vasarą. Kol aš dar paeinu, kol dar esu su jumis, tai tiesiog norėsiu matyti, aš noriu padėti Jevgenijui pastatyti tą pradžią, padėti jam sukurti tą tokią stiprų pagrindą, nes čia yra mano užduotis. Ir bus daug žmonių, tada jūs galėsite būti tiems žmonėms lyderiai ir tada bažnyčios vėl atgis. Sugrįžtos tikros maldos, bažnyčia turės labai svarų tokį, kaip pasakyti, fundamentą, vėl tokį pagrindą, kad vėl žmonės, net ir jauni, pradės eiti į bažnyčią. Dabar jos tuščios tos bažnyčios, jos nedaro to, ką darė galbūt anksčiau. Ir bus labai smagu pasimatyti su kiekvienu klebonu, kunigu. Aš nežinau, koks čia skirtumas šituose pavadinimuose. Ir į bažnyčias mes neįsime, kol nebus jos sutvarkytos, kad būtų šviesios, be jokių ten tų visų. Mes būsime prie bažnyčios, ten padėkite stalą, baltą staltiesę. Ir su visais galite turėti visą sąrašą žmonių, kas su jumis eis. Ir dabar pasimatys, kurie kunigai yra tikri, o kurie yra apsimetėliai. Kurie, tiesiog dabar visi viską pamatys, kas yra tikra. Kas yra tikras lyderis ir kas dirba iš širdies. Jūsgi ir knygų parašėte, jūs galite būti tikrai lyderiu labai daugeliu kunigų. Ir dar vienas toks labai stiprus kunigas yra Ričardas Doveika, kuris labai gražiai kalbėjo apie santuoką. Reikia ten 3 dalykų. Labai gražiai ten kalbėjo, aš ten kituose video, man atrodo, kažkur esu pasakojus. Tai va, ir mes tada atvažiuosim su Jevgenijum, jūs galėsite padėti Jevgenijui sukurti didesnę bendruomenę ir išsaugoti jo gyvybę. Tai va, tai toks yra kūrėjo planas, jis atėjo man iš viršaus, viskas per nušvitimą. Ir maldelės bus tokios nuoširdesnės, paprastesnės. Tie visi dalykai, ką ten darote, jie nelabai neša naudos. Aš manau, kad čia yra seni dalykai, kurie jau yra atgyvenę.
pavyzdžiui, mano pusseserė Ingrida Saunorienė, ji sutuokė poras. Ir dabar yra, nu, tokia vat anarchija, kas ką nori, tas tą daro, tai kaip čia iš tikrųjų yra. Tai pas ją pavadinimas kažkaip taip kitaip. Ir ji labai gražią ceremoniją daro. Žmonės nebeina pas kunigus, mes jau jumis nebetikime. Tai dėl to reikia, nu, kaip atkurti tą bažnyčią naujai. Toks atgimimas bus, labai daug gėrio bus, šviesos bus labai daug. Tikrai, aš mačiau labai daug lietaus, labai daug ašarų, labai daug, bet tai atneš labai daug gėrio. Visai Lietuvai ir didelį tokį susivienimą. Tai viską, ką aš darau iš širdies, iš paskutinių jėgų. Tikrai ir tikiuosi, kad šį kartą jau manimi patikėsite ir kvieskite kuo daugiau kunigų. Aš bendravau su tokiu vienuoliu per Facebooką. Man atrodo, jis toks jaunesnis už mus. Man atrodo, vat kunigas, gerbiamas kunigas Toletas, mes kažkaip bendraamžiai esame ir panašių laikų mes gimė. Jūs, man atrodo, 15 gegužės, o aš balandžio 25. Mes kažkaip labai panašių laikų. Ir dar toksai Stupelis, Darius Stupelis, ar Stulpelis, ar Stupelis, aš atsiprašau vėlgi dėl pavardžių. Aš kažkada su juo bendravau, vat mes bendravom irgi. Tai aš domėjausi veikla, kaip jie ten meldžiasi, ką jie daro, vat galite jį pasikviesti, galbūt dar nuostabių kunigų, kuriuo aš nežinau. Dar vienas toks nuostabus kunigas buvo per mano draugės tokios vestuves, buvo Kužiuose. Šiaulių rajone Kužiuose, nu, toks nuostabus kunigas, taip linksmai ten kalbėjo ir, nu, su tokia šviesa ir ta bažnyčia tokia šviesi, ten daug langų, buvo tokia saulėta diena, santuoka iš tikrųjų labai sėkminga, pora gyvena iki šiol. Jo, tikrai labai smagu. Nedas ir Renata. Tai va, aš nežinau Nedo pavardės, tai nežinau kokia jūsų bendra pavardė dabar. Buvo labai senai ir santuoka tikrai labai graži. Tai va šitas kunigas buvo vienas nuostabiausių, kurį dar sutikau, o daugiau tikrai, nu, nelabai kokios tos patirtis su tais kunigais, bet, nu, neskelbsiu kol kas. Tai va, tai laukiame jūsų mūsų projekte, skambinkite į Aljansum, ieškokite Jevgenijus, sakykite, kad mes kviečiame jūs su Beata atvažiuoti ten, į šitą kleboniją, į šitą bažnyčią, į šitą. Kaip jau sakiau, mes neįsime į bažnyčią tol, kol bažnyčios bus nesutvarkytos, kad būtų šviesios, baltos ir nuimti visą tą kryžiaus kelią. Nu, jis nereikalingas, jeigu žmogus nesupranta, gal ir jūs nesuprasote mano kryžiaus kelio, bet tai nereikia žmonių gąsdinti. Reikia su ta šviesa, su ta meilė įkvėpti žmonės, kad jie eitų tiek gėrio. Iš gėrio mes duodame gėrio žmonėms ir iš gėrio jie dar nori daugiau gėrio padaryti. Tai va čia visako yra ta šviesa, tas įkvėpimas, gėrio nešimas. Aš skaičiau jūsų knygą, truputėlį varčiau internete, bet jos dar nenusipirkau, nes nežinau, kiek man čia dar liko, kaip čia viskas bus. Tai viskas priklausys nuo jūsų, kaip jūs elgsitės ir kaip jūs viską darysite, kaip jūs visa tauta susivienysite. Tai aš linkiu jums sėkmės, linkiu jums stiprybės, vienybės, maldos, stiprios, tokios iš širdies, be jokių ten tų baba. Tėve mūsų, kuri yra tokia, tokia užšalusi, tokia netikra, tokia. Aš kai vaikas, aš bijojau tos maldos, mane močiutė vedė per prievartą į bažnyčią. Tai vatinai tokia buvo, tokia labai tikinti ir sakydavo, dabar ir mūsų mirties valanda. Ir aš galvodavau, čia dabar vanduo bus, ar čia ugnis, kaip mes čia dabar mirsim. Man buvo ten 6 metai, 7, man atrodė baisu. Man pati bažnyčia atrodė labai baisi. Šiaulių dabartinė katedra, tada buvo Švento Povilo, Petro ir Povilo bažnyčia.
Bet jinai, aš visada prašydavau per tą bokštelį į viršų ten kilti, ten, kur yra tokia atskira ir ten buvo šviesiau. Sakau, močiutė ten. Tai močiutė gerai, gerai. Aš buvau pati vyriausia, jauniausia, vyriausia anūkė, pirmoji anūkė jai. Tai va, aš galiu Jadvyga, man atrodo, Radzepčienė, ar kaip jos pavardė, kažkaip va tai buvo. Tai va, tiksliai neatsimenu, reikės dar pasiaiškinti su tetom savo, kurios dar gyvos. Tai jos primins man, kol mes viską nupiešime tą visą medį. Gyvybės medį. Tai va, labai kviečiu į mūsų nuostabią šventę, tą susivienimo šventę, tokį gražų projektą, kuris atneš labai daug gėrio, šviesos, meilės, susivienimo ir sustabdys karą Lietuvoje ir išgelbės dar karališką šalį. Argi tai nenuostabu, toks puikus kūrėjo planas, kurio mes patys taip nesugalvotumėm. Kaip aš sakau, jeigu nesiseka, vadinasi, bus geresnis planas. Visada. Tai su meile, su gėriu ir kviečiame jūs ir visus Lietuvos kunigus, pačius aukščiausius, aš nežinau, kaip jie vadinasi, ir nereikia nieko sudievinti, aš pridariau klaidų, Jevgenijus pridarė klaidų, jūs, Tamsta, pridarėte klaidų, tai mes visi darome klaidas, bet kūrėjas mums atleidžia klaidas, jeigu mes nuoširdžiai, kaip pasakyti, atgailaujame ir mums atleistos tos. Jo, mes suprantame savo klaidas ir tada mes tokiu sąmoningu keliu einame į priekį ir tada mūsų gyvenimas gerėja. Tai va toks va yra tas kūrėjo planas mums visiems. Laukiame mūsų projekte su didžiausia meile iš visos širdies. Ir tikiuosi iki. Rašykite Jevgenijui info@černyš.lt, o šiaip galima internete patikrinti alijansų ir parašykite, kada norėtumėte matyti, kaip dar žiūrėsim, kaip mano sveikata čia bus. Ašgi iš paskutiniųjų čia viską darau, tai tada padarysim grafiką, kiek mes dar galėsim tų bažnyčių aplankyti, vat, ir tada aš padėsiu Jevgenijui sustiguoti viską, padaryti tą visą planą, tai viskas, iki malonaus. Nesakau sudie, sakau iki.